Sveiki. Papasakosiu, kaip administruoti svetainę sukurtą su WordPress. Taigi svetainė bus sudaryta iš įrašų ir puslapių paprastai būna, bet jūsų atveju tai tik iš puslapių. Pirmiausia, reikia prisijungti, išvesti adresą VPN. Prisijungsit ir matysit, kad puslapį ir visi sukurti puslapį, arba gal paprasčiau būtų tiesiog, kada prisijungia, viršuje matysit svetainės redaguoti puslapį. Arba edit Visual Composer, tai nėra standartinė funkcija, paspaudžiam mus iškiau. Paspaudžiam ir matom redaktorių, tai yra keletas variantų, tai tokie pereinam į, čia yra nestandartinė funkcija, tas Visual Composer toks pluginas, kuris palengvina administravimą gal nepalengvina, bet kūrimą palengvina, tiesiog ištirti elementus, kaip greičiau ir vis. Tai va, ką redaguot nori, tiesiog užsidat anksčiau ir paspaudžiat tokį ištuką ženklelį ir matot. Čia tiesiog paimat paprasčiausias redaktorius, kaip panašiai į Wordą kažkas, galima bet ką keisti ir daryti sąrašus ir taip toliau. Čia yra variantas kitas, matot HTML kodą. Taip gal net saugiau registruoti, jeigu yra kokie sudėtingi elementai, kad tegu nesugadintas, sakykime, pavyzdžiui, strong ar ką ištremti, galima ir taip redaguoti. Tai visi elementai iš esmės taip, čia yra daugiau funkcijų, čia turinys, o čia yra socialutės nustatymai, bet čia vargu ar jums reiks redaguoti. Fanų paveikslėlės ir taip toliau, tarpai, tarp elementų įvairių. Principas visų toks pat, kai kurie va taip slėpėsi, po tokie ženkleliai, bet paspausit ir pamatysit jūs. Įdomus, čia tą, kad tokia baisoka padaryti iš HTML, nes tokias funkcijas, ko man neturėjo, kaip pageidavo, tai nugavusi tos vaizdus. Bet čia redaguotis nereikės, nebent paveikslėlį, kokį pakeisti. Tai tiesiog adresą reikia keisti, bet čia reikia tiesiog atidžiai, iš tą kodą kažkurio, jeigu redaguoti, nusikopijuokit į kokią salą ir jeigu ką ne taip padarysit, kad galėtumėte atstatyti.